2010-ieji. Lenktynės Palangoje yra bene svarbiausias automobilių sporto renginys Lietuvoje. O Palangai tai vienas svarbiausių metų įvykių. Galima sakyti, kad šventė, kurios laukiama, tarsi kalėdų. Tik 2010 metais oficialia šventė Lietuvoje paskelbtos buvo kūčios, gruodžio 24. Tais metais Lietuvoje vyko pirmosios seksualinių mažumų eitynės, kurių dalyvius pasitiko šimtai protestuotojų ir turbūt nemažiau apsaugą užtikrinusių pareigūnų. Suomijoje įvyko Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės ir tuometinio Rusijos premjero Vladimiro Putino susitikimas. Šį pasaulį paliko ir vienas garsiausių amžių sandūros politikų Lietuvoje – Algirdas Mykolas Brazauskas. Balandžio 16 dieną dėl Islandijos ugnikalnio išsiveržimo ir pasklidusių dulkių suprastėjus matomumui uždaryti visi Lietuvos ir daugelis Europos oro uostų. Ar iš pirmo karto ištarsite to ugnikalnio pavadinimą? Eyjafjallajökullis, kurį liaudis labai greitai praminė ne visai padorių pavadinimu. Vyrų krepšinio rinktinė pasaulio čempionate pralaimėjo vienintelį kartą pusfinalį amerikiečiams ir grįžo namo su bronzos medaliais. Toks atvejis buvo pirmas Lietuvos krepšinio istorijoje. Pasiekimas istorinis, o jį lydėjo ne Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai, bet kita daina. Tada populiarumo viršūnėse buvo Ar mylit ją jūs? Ar mylit ją jūs? O Palangos lenktynių dalyviai bei svečiai mokėsi tarti belgiškus ir lenkiškus vardus, nes pirmą kartą nugalėtojų komandoje nebuvo nei vieno Lietuvos atstovo. Iki daugiau nei 30 laipsnių įkaitusioje Palangoje greičiausiai buvo ramūs kaip belgai, būtent Belgijos atstovai iš KS Motorsport. Steve'as Van Bellingenas, Vardas Luisas ir Benis Metsas vairavę BMW Silhouette automobilį. Tarp 42 komandų antri finišavo Oktanas Racing nariai Nemunas ir Nerijus Dagiliai bei Robertas Kupčikas, važiavę Porsche. Padarėm porą esminių klaidų ir iš pirmos vietos nukritome antrą. Per greitas keitimasis, pagrindinė klaida ir viskas, ir tiesiog papildomas keitimasis atsirado, kas mums lėmė vieną ratą iš turėtų dviejų, pradėjom pralošinėti, tada pradėti rizikuoti. O trečią vietą laimėjo svečiai iš Lenkijos su Ferrari Scuderia. Prisimeni tą istoriją su Steve'u, nes jisai yra laimėjęs 2010 metais, vienintelį kartą, bet važiuoja čia, jau 15 metų. Tai porą metų nevažiavo, nes truputį susimažino sportus, dėl daug, kaip ir labai daugelis, nes sportas kainuoja. Kažkada tai visi padaro pauzę, reiškia, nes vėl reikia uždirbti pinigų, tada vėl važiuoja, toks jau gyvenimas. Detaliai neatsimenu, galbūt iš tikrųjų kažkaip ir mes važiavome į vieną kitą renginį, siuntinėjom labai daug, tiesiog mailus, tiesiog labą dieną, turėkit omeny, yra toks renginys Lietuva, atrašydavo pasižiūrėkit žemėlapį, kas būdavo skaudu iš tikrųjų, nes kaip iki jūsų davažiuoti, nes nepamirškim 25 metų atgal, 20 metų atgal, kaip atrodė Lenkijos siena, kaip atrodė apskritai susisiekimo galimybė. Visi suprasdavo davažiavimą iki Lenkijos, jeigu šnekam iki vakarus, o toliau ten būdavo pilka zona. Tai mes būdavom dar už pilkos zonos. Plius nepamirškim, Nemunas su Nerijum Dagiliu važiavo Vokietijai, jie irgi bandė traukti. Tai kažkaip po truputį, o paskui ta žinia tokia labai pradėjo sklisti. Ir iš tikrųjų, nors daugeliui gali atrodyti ir kartais ypatingai su valdišku sektoriu, ypatingai, norėjau sakyti valstybė, bet tai ne valstybė, valstybė mes, valstybė gražiai, gera, miela, bet atsiranda klerkas, kuris sako, tai kas čia per renginys, čia ką. Ir viena vertus, mes darome didelį renginį čia, daugam nesuprantama, nes jis yra labai sudėtingas, Kita vertus, pasižiūrėk, kiek Lietuva gauna nebe per Europą, per pasaulį. Gamintojai, Mercedesas, Porsche, Audi, ten TCR atstovai, Hankokas, tarptautinės kompanijos, reiškia, dedasi pas save į savo tinklapius, į savo pranešimus spaudai, kad jų automobilis laimėjo Lietuvoje, Palangoje, prie Baltijos jūros, nes vis tiek pririšimą tą duoda. Tai mes kartu visi organizuodami ir dalyvaudami šitam renginį, prisidėdami, remdami šitą renginį, tikrai labai stipriai darom didelį darbą ir valstybės žinomumui.
Vardas Luisas, Steve'as Van Bellingenas. Iš dalies tai yra tavo draugai jau dabar? Jo, tikrai vienareikšmiškai. Ir partneriai, ir draugai. Steve'as šiemet irgi bus kaip žiūrovas, bet sako, būtinai noriu pakvėpuoti Palangos Klaipėdos orų, pamatyti varžybas, nes 25 metai, čia tiek metų praleido. Jis pats komandos neturi, bet jis bus šiemet irgi lygiai taip pat. Jis turėjo ir žmoną netgi Lietuvą? Jo, tai daug užsieniečių. Čia yra atskira istorija, jeigu paimti, ir dabar nesvarbu, ar lietuviai, ar užsieniečiai, galima būtų drąsiai teikti, kad Aurum 1000 km lenktynės yra porų kalvė, ar nežinau, susipažinimo vieta. Mes čia per visą Lietuvą tikrai suskaičiuotam daugiau negu 15-20 porų, kurios vienaip ar kitaip susipažino ir lenktynės buvo jų pirma pažintis ir krikštas, taip pavadinkime.